Šis gražuolis yra pirmasis Jungtinių Arabų Emyratų kruizinis laivas pavadinimu Aroja. Aroja reiškia Araben, o Roja yra iš arabiško žodžio svajonė, tai sudėjus Araben ir Roja gaunas Aroja. Emyratai turi naftos fondą, iš kurio jie kuria naujas įmones, kad jeigu naftos kaina, pavyzdžiui, nukristų ar nebebūtų paklausi, jie galėtų klestėti iš kitų savo sukurtų firmų. Pavyzdžiui, buvo sukurta Emyratų oro linijos, kurios pradžioj turėjo tik tai 2 lėktuvus, bet dabar laikui bėgant tai jie yra vieni didžiausių pasaulyje ir Dubajus yra pats didžiausias persėdimo centras pasaulyje. Tad ir ši kruizinė kompanija buvo įsteigta tik tai 2 metai atgal, nupirktas iš bankrutuojančios kitos kruizinės kompanijos laivas ir perdarytas palei Emyratų norus. Laive dominuojanti spalva yra geltona, tai čia surišta, kad yra smėlis, auksas geltonas, taip pat nėra žmonių ar gyvūnų atvaizdų, tai čia yra pagal islamo tradiciją, kad jų nėra. Laivas yra 19 aukštų, turi 12 restoranų ir 12 barų ir kafeškių. Telpa į šį laivą 3400 keleivių ir 1700 įgulos narių. Tad 2 keleiviam gaunasi vienas aptarnaujantis personalas. Laive yra 2 dideli baseinai ir 8 džakuzė, sporto aikštė, teatras, vandens kalneliai, sporto salė. Kadangi laivas yra Jungtinių Arabų Emyratų, tai lyginant su kitais pasaulio ar Europos kruiziniais laivais yra gan didelių skirtumų. Laive nėra kiaulienos, nėra kazino, nėra jokio alkoholio. Alus, vynas ir tie bealkoholiniai. Bet ir yra tokių dalykų, kur nėra kituose laivuose. Pavyzdžiui, maldos kambariai atskiri vyram ir moteriam, atskiras baseinas moteriam, kur ir gelbėtojos yra moteris, 5 kaljanų ir cigaro rūkymo erdvės. Žiemos sezonu šis laivas plaukioja tai Persijos įlanka ir Raudonoji jūra. Pagrindė šalis būna Saudo Arabija, Jungtiniai Arabų Emyratai, Kataras ir Omanas. O vasarą perplaukia į Egėjo jūrą, į Stambulą ir plaukia į Stambulo, į Egiptą, į Graikiją ir aplinkinės Europos šalis. Iš Stambulo sezonas prasideda birželio pradžioje ir baigėsi rugsėjo vidury kažkur tai ir gal išplaukia į Persijos įlanką. Kelionė laivu užtruks 1 savaitę, bus plaukiama Egėjo jūra, iškilsim iš Stambulo, bus aplankyti 3 Turkijos miestai Bodrum, Marmaris ir Kas ir daplauksim Egiptą ir 1 dieną praleisim antrame Egipto mieste Aleksandrijoje. Savaitės trukmės kruizo kaina 432 eurai, su viskas įskaičiuota maistu nelimituotu ir visom linksmybėm. Pirmieji žingsniai mūsų laive ir pradedame visi tyrinėti laivą. Nesustok. Vorele. Jau.
Mūsų kiek daug bus. Svarbu surasti laiko ir neprarasti saiko. Na, iš 6. Прошу вас. Dziękuję bardzo. Mogę jakieś żdać tego, nie? Mam te budynki. Oi, muszę užduoti. A jungiam kokio aukšto leidžiamės? Gerai, atrodo. Šiaip kur, mes ten biškį pasivažinėjom. Čia dar mes turim pavaidinti, pagurmą. Į lubas žiūrėk, į lubas. Ne, ne. Iš Kurią tu 6. ką tu paspaudai? 6. O kodėl 8? Ai, čia žmogus. Tomai, galva. Ne pas jūs, patys kalti. Paieška laive mūsų kajučių. O jo. Štai tokios yra mūsų kajutės, kurios yra be lango ar balkono, nes jeigu nori pirkti su langu, tai būna plus 200 eurų, o su balkonu plus 400 eurų. Išplaukiam vakare į Stambulą. Visi žiūrim, žiūrėk į mūsų laivą su šviesikėm. Neišmust. Tuo pačiu vyksta vakarėlis laivo aukštutiniame aukšte. Pradėjom šopintis į parduotuves dabar. Ingutės čia yra norai visi. Dalyti man vakar šito. Nupieš tą, kur lankstėjai.
Ten anoj parduotuvėj nedėjau. Ja. Didelė beveik. Big. Oi, kiek. Eik su dviem tačiam, eik su dviem. Siaubas. Renginys vaikam vyks. Mes tik šiaip apžiūrim. Čia irgi restoranai tipo kosmoso tematika yra. Ir čia į tuos kupolus įeini. Ir matyt, žodžiu, tuose kupoluose aptarnauji. Tai čia tipo skraidančias lėkštes ir taip toliau. Bet jie yra mokami, tai čia mums nelabai aktualu yra. Tik tai tiek, kad apžiūrim. Va. Apžiūrėjom. Ir mums užtenka. Ateiviai. Bet čia ir kainas yra tokias ateiviškas, kad, žodžiu, gan brungia. Alright, let's come kids. Let's come for last dance. Let's go our hands, please. Let's go our hands. Krepšinė. Čia esam aukščiausiam aukšte, 19 aukštas. Da patys nežinom, kas čia yra. Čia ryškiai kažkas tai rūkomieji bus irgi. Patys tyrinėjam. Čia baras ir iš viršaus gan neblogai atrodo, pats čia lauko baseinas yra. Čia vakare vykst vakaruška, žodžiu. Arabų laive, tai čia ir dainos jų ir tokios jų šalies. Ir čia visi klausomės, o.
parke rūkomajame žaidžiam stalo žaidimus. Nėra vinėlių jokių. Eilinis vakarinis renginys laivo viršuje, gryname ore. Teatro salėje kiekvieną vakarą vyksta grupės pasirodymai. Paveiksluoji, viskas gerai. Paveiksluoji, tai paveiksluoti. Mes jau žinom, kad tu nupaveikslavai. Nu labai puikiai. Ko susirinkom? Manęs rodyti. Nekvieti, berzai neparašyta. Rodyti. Kas yra? Vakarieniaujame laivo restorane. Ir matot parašytą salat fiesta. Matot? Tai pradžioje aš perskaičiau litovskį salat. Aš taip irgi iš antrą sykį perskaičiau. Ly. Merginos laive leidžiasi vandens vamzdžiais. O kur Vita? Laivo gale poilsio zona, džiakuzės, degintis galima. Laisvė. Mėly gyvenimėlį, kada pablogės. Ne. Kas užtrauks gyventi gerai? Ir be pavydas koja. Na, išvišau. Saka. Neįsilaikau! Ui, nuskendom. Manierė.